Kai atėjau dirbti prieš 30 metų, tai čia buvo Darbėnų girininkijai priklausė tas medelyno dalis, bet ten buvo labai maža. Čia sodino labai mažus, augino mažus kiekius, mes čia aišku dar dvigubai praplėtėm per tą laiką. O pagrindinis medelynas buvo 40 hektarų, kur dabar dekoratyviniai, bet ten buvo labai sunki žemė ir nelabai sekės tus miško sodmenis auginti, tai persikėlėm čia, ir dabar pagrindinė miško sodmenį auginimo vieta yra čia Darbėnuose. Tradiciškai auginam miškui skirtus sodmenis, pušį, eglę, juodalksnį, čia matom, beržą, ąžuolą, pagrindinės rūšis, kurios miške yra. Rovimas reikalauja didelio skubėjimo, nes pavasaris nelaukia, viskas vyksta dienom, ne valandom. Stengiamės kuo daugiau daryti mechanizuotai, palengvina žmonių darbą. Tai turim kombainą iškasimo, lankenas. Mūsų darbui labai praverčia šaldytuvas sodmenų sandėliavimo, kai jo yra sodmenų rūšiavimo patalpa. Kadangi pavasarį dažnai būna staigus labai, lapuočiai skuba sužaliuoti, sulapoti, o į mišką kartais negali įeiti tuo metu dar anksti. Tai mes skubam viską surauti kuo greičiau, surūšiuoti ir kol dar daigai nevegetuoja, sudėti šaldymo patalpą, kad jie ten truputį palauktų to pavasario, sulėtėtų, sustotų jų tas procesas ir jie palauktų savo eilės sodinimo. Mes galim pratęsti savo sodinimo laiką, nes pavasarį skubam, aišku, pirmą išrautos sodmenis, kas skirta miškui, o jau paskui liekam su tuščiais laukais ir tuos tuščius laukus vėl reikia užsodinti. Tas sodinimas mums trunka 2-3 mėnesius, tai tą laiką sodmenį šaldytuve miega, kol mes juos ištraukiam, atšildom ir sodinam. Ten, ten, prašom iki 5, jo. Gerai, prašom. Turim, daug užteks jums. Karpyti, jie formuoti, bet yra maždaug 60, 70, 80 cm tiek. Čia yra jau paruošta pardavimui dekoratyviniai sodmenys auginti atvira šaknų sistema. O štai čia yra spygliuočiai sodinukai auginami uždara šaknų sistema. Matome kadagius, puskiparisus, berželius ir visokius įvairius augalus. Šitos geltonus perka ir tokius perka. Visi šliaužiantys kadagiukai. O rododendrus kokius turit? Ir po 16, po 40. Violetinis spalva. Kurie čia yra? Čia visi vazuojant po 16, ten didesnį po 40. Ne. O į tarpą, pavyzdžiui, tokie tiktų tokie. Nelabai, ne. Kretingos miškų urėdijos Koriškių medelyne pagrinde auginam dekoratyvinius sodmenis. To medelyno pradžia yra dar nuo Daujoto laikų. Auginam apie virš 300 rūšių dekoratyvinių. Stengiamės auginti, specializuotis didelių medžių išauginime, kurie reikalingi miesto apželdymui. Auginam tokius medžius ir jiem reikia specialios technikos. Turim ir tą traktorių su persodinimo įranga. Jau turim turbūt kokį 10 metų tą visą įrangą ir pradžioje tai jau truputį buvo naujovė čia. Bet su laiku vis atsiranda daugiau klientų ir darom ir paslaugas kartais žmonėm, jeigu reikia persodinti medžius didelius. Aišku, ta paslauga kainuoja nepigiai, bet yra žmonių, kuriem tas reikalinga. O tą pradedam laukti, iš eilės raunam ir sodinam šitą, įvarom čia. I to vėl, to štai šaucam laukti, tą ribą matai, klausim. Ai, to užul netrauksi? Ne. Tik to? Ne. Tus du? Ne, to užul netrauksi. Kadangi jo labai senos tradicijos, turim daug
klientų, nenoris jų apvilti, o taip ir stengiamės.